Projektą iš dalies finansuoja Medijų rėmimo fondas. Pakėliau Raibą gegutės plunksną, beržynas užkukavo. Pakėliau pilką vieversio plunksną, arimas užgiedojo. O kai pakėliau vargų kryželį, Lietuva atsiduso. Tai žodžiai, kuriais poetas Justinas Marcinkevičius žadino Lietuvą. Jie, kaip ir visa poeto kūryba, tapo įkvėpimu daugeliui, o dabar įkvėpė ir skulptorius prakalbinti medį Justino Marcinkevičiaus kalba. Gegužės pabaigoje Prienuose meninės drožybos amatų centre vyko medžio drožėjų pleneras, skirtas iškiliam lietuvių poetui Justinui Marcinkevičiui ir jo kūrybai. 10 dienų menininkai iš visos Lietuvos kūrė skulptūras, įkvėptas poeto eilėraščių ir gyvenimo. Tiesiog lėjosi iš širdies, kadangi žmonės vienas kitą suprantatys, kūrėjai vienas kitą suprantatys sugužėjo į čia. Ir be jokių užkliuvimų, be jokių nesukalbėjimų. Tiesiog diena iš dienos nuosekliai, nuoširdžiai, vienas kitam padedant, papildant, pasikonsultuojant, visas procesas taip ir gimė. Asmeniškai kiekvieną šnekinau ir net nebuvo niekam abejonių, kad ar čia važiuos, nevažiuos, kai tik išgirdo, kad tai yra poeto Justino Marcinkevičiaus garbei, jo poezijai įvardyti viskas. Nes Lietuvoje daug poetų, bet poetų, kurie taip, iš jausmų, iš širdies, su meile kuria, nedaug. Puikus buvo pleneras, buvo gana tikrai geras oras, gavom nedaug lietaus. Šiaip buvo gana labai gerai organizuotas viskas, tai viską turėjom vietoje, tai tik tais džiaugtis reikia. Taip kažkaip, kai pasiūlė, tokia mintis, kad tokį garbų mūsų poetą, tokį keistokį lietuvėlį mūsų puolimai, tai tikrai norėjus kažkaip apginti ir tikrai su noru tokį aš buvau čia, nes ir tekia ir su gyvu bendrauti, ir tikrai nuoširdus, paprastas žmogus ir dabar tokiame kontekste, kai pasaulis tiek ir pablūdęs ir saviškių žmonės. Taip, niekint kažkaip. Todėl aš čia kiekvienais metais beveik išeinu kur nors būt. Bilionyse čia Šilalės rajone ten labai vykusi. Tai tokiam didesniam tokiam plenerės, jau kuris laiks nebuvau. Tai tikrai toks įspūdis didžiulis, kad visi su tokia atvira dūšia, atvira širdim visi dirbo ir tarpusavy viens kitam padėdami. Čia, kuris nespėjo, supuola ten, toj pat čia padeda stogelį užkalt ar ką. Labai draugiškai visas kolektyvas buvo, vien nebuvo kažkokį tokį nuklydėlių, išsišokėlių, tikrai pasakiškas draugiškumas ir tikrai širdis džiaugias, kad esu čia, už kolegas esu laimingas. Prienų kraštas Justino Marcinkevičiaus gimtinė. Būtent čia, Važatkiemio kaime, prieš 95 metus jis gimė, šio krašto grožis ir ilgesys jo eilėse virto malda. Tad nenuostabu, jog plenero dalyvių kūrybą čia vedė ne tik meistriškos rankos, bet ir poeto širdis. Justino Marcinkevičiaus poezija, šių dienų jaunimui, tai galbūt ir yra primiršta, bet mano kartos žmonėms tai yra mūsų jaunystės poetas. Tai buvo ta poezija, kuri mus pakėlė, ta poezija, kuri mums suteikė jėgų visam tam to meto, ten 85, 88, 90 metai. Tai ta poezija mums buvo kaip gaivos gurkšnis, kaip tiesos žodžio gurkšnis. Ir labai gražu tai, kad ta poezija turi dar tokį Ezopo kalbos ir pačios eilės jos sudėtos be galo taip, už širdies griebiančiai. Iš tikrųjų buvo laisvės šauklys ir
yra didelė garbė ir atsakomybė. Kažkaip jo kūrybą pavaizduoti, įamžinti medį, kad tai nėra toks iš tikrųjų paprastas dalykas. Džiaugiuosi, kad ta asmenybė yra kilusi iš Prienų, man teko kelis kartus pas jį namuose lankytis, mes gerai bičiuliavomės, tai unikalus žmogus, labai išsilavinęs, eruditas. Tai lengva bendrauti ir jo plačios pažiūros, lengvas priėjimas prie idėjos, prie minties pateikimo, netgi pamenu Sąjūdžio laikus, jo oratoriniai sugebėjimai savo eiles arba valdyti minę. Nėra tų žmonių. Man atrodo, kad jisai mus čia sergėjo visą plenerų laiką ir oras mus lepino puikiausia, jau prognozijas pranešinė, kad viskas jau čia kiaurai lis, netgi paskambinam aviatoriams, sako, stebuklas, tik paskambinot ir nusišvietė dangus, nu važiuokit, paskraidysim. Simpoziumas subūrė profesionalius ir mėgėjus medžio meistrus, kurie savo kūriniais pagerbė šio krašto garbės pilietį, tautinės savimonės puoselėtoją ir literatūros šviesulį. Kūrėjai suvažiavo iš visos Lietuvos, o menininkė Justina Kašponytė atvyko iš Škotijos, Glasgow. Su medžiu dirbu kažkokiais būdais jau seniai, nes pradėjau daryti marionetes Lėlių teatrui ir tada po truputį vis mokiausi daugiau, didesnio masto dalykus. Ir tada atvažiavau, susiradau Valgimantą, labai patiko jo darbas, paklausiau, ar pamokys, atvažiavau keliam mėnesiam prieš 5 metus ir tada korona atsitiko ir įstrigau 7. Ir vis drožiau ir labai patiko, tai nuvažiavus atgal į Britaniją, kur gyvenu, tiesiog pati pradėjau mokytis kaip pjūklų drožti, vis didesnio masto dalykus ir užsikabinau ir viskas. Tai nepasakyčiau, kad patyrus, bet pakankamai metų, kad žinočiau, kad čia gyvenimo meilė. Kadangi Lietuvoje nebegyvenu jau seniai ir atvažiavau į dirbtuvės čia padirbėti ir kai Algimantas paminėjo šitą, labai užsinorėjau, nes tai yra būdas paskaityti lietuviškai, paskaityti lietuvių rašytoją, susisiekti su kultūra kažkaip ir su bendraminčiais padirbėti. Tas yra labai svarbu, man taip atrodo, nes aš Škotijoje, kai dirbu, aš dirbu viena visada. O čia yra kompanija, čia yra žmonės suvažiavę iš Lietuvos ir dėl to man labai patiko ta idėja. Ir vieni kitus remia, kai kažkam pagalbos reikia ar ką, ir patarimų duoda. Ir netgi kai buvo ta pati pradžia, kai reikėjo rinktis pagal poemą ar kažką Marcinkevičiaus daryti, vis tiek buvo ir diskusijos apie jo darbą ir kiti dalykai. Ir įdomu, kaip žmonės perteikė jo poeziją, jo mintis, ką jis Lietuvai reiškia. Tai manau, kad čia kolektyve būti va šitoj esmėje labai svarbu. Kiekvienas autorius pristatinėjo savo eskizus, buvo oficialiai komisija bibliotekoje, rinkosi, svarstė, tarėsi, bet jokių didelių pastabų menininkam ir neturėjau, nes visi labai įžvelgė giliai Marcinkevičiaus kūrybos esmę, prasmę ir visi įsigilino į poeziją. Žinot, su eskizu yra sudėtinga. Kada yra paieška minties, kada dėlioji, kada mastai, galvoji, tai visą tai užtrunka. Bet kada jau viskas mintise susideda ant mažų papiešimų, ant tokių tų vadinamų etiudų mažų, tada kai viskas susideda, kada aišku, ką darysi, tada viskas greitai. Svarbiausia, kad susidėliotų tos mintis, kad tie simboliai susidėliotų, kad susidėliotų tai, ką nori pasakyti, tą pačią idėją, nes yra poezija, tai kalbėjimas žodžiu, o skulptūra yra kalbėjimas vaizdu. Ir kad tas kalbėjimas vaizdu būtų žiūrovui suprantamas, kad neprieitų ir nesakytų, dabar tu parašyk, ką tu čia norėjai pasakyti, ką tu čia norėjai parodyti, pavaizduoti. Tai vat stengiausi taip sudėti visą tą idėją, kad tiesiog būtų aišku, kad nereikėtų net ir klausti. Kad taip yra langas, atsidaro langas, paleidžiamas vaikas dažniausiai svajotojas yra, tai mes jau tokie jau esam.
Ir plus dar man teko jaunystėje vaidinti spektaklyje Quo vadum Ikaro. Buvau Ikaro vaidmens autoriu, teko vaidinti Ikarą. Tai irgi būtent tavo mintis Ikaras. O Dedalas tai jau buvo tėvas, jau jisai gyvenimo numuštas, jau jisai skeptikas, toks, kaip aš dabar, irgi jau tokio amžiaus. Ir ta mintis, tas skrydis, tas Ikaro skrydis, tas paukščio skrydis, skrydis link saulės, skrydis pro atvirą langą ir idėjos visos tos. Bet čia sudėtinga žodžiais išsakyti, norisi išsakyti formose. Tai tai stengsiuosi, kad taip ir matytųsi. Pleneras prasidėjo gegužės 20-ąją. Tądien į jį suvažiavę medžio meistrai jau bandė įrankius, pradėjo pirmosius darbus, o vakare visų laukė atidarymo šventė, kurioje buvo pristatyti ne tik plenero dalyviai, bet ir medinių muzikos instrumentų paroda bei jų kūrėjai, o taip pat koncertas. Esam unikaliam laike, kai grįžta senosios tradicijos, sustiprėja pojūčiai, kadangi esam gamtos dalis. Tad, kas su medžiu susiję, viskas vyksta pas mus. Mes turim unikalų poetą, kuris net sovietmečiu mus šaukė, kėlė. Tai jo garbei pleneras Družės lėkė iš visos Lietuvos pagal poezijos, jo posmus kūrė būsimam Justino Marcinkevičiaus parkui ir tuo pačiu medinių muzikos instrumentų paroda ir su jų pagalba išgauti muzikos garsai. Tai yra kūrėjas iš Pakruojo rajono, Egidijus Timpolis, iš Birštono bus vienintelis harmonikų kūrėjas Aurimas Puskunigis, iš Babtų kanklių meistras Kalmantas Barkauskas ir Vilniečio meistro įvairių muzikos instrumentų kūrėjo Jono Bugailiškio darbai. Tai viskas čia, viskas vienu metu, viskas kartu, todėl kad kaip ir Egidijus Timpolis. Jisai ir skulptorius, ir paminklų kūrėjas, ir muzikos instrumentų kūrėjas. Viskas vienu metu. Plius dar jisai puikus pedagogas, mokytas. Tai su juo kartu dar jaunuoliai kartu darys skulptūras pagal Marcinkevičiaus Voro vestuvės, greta bus Grybų karas. Mane pakvietė tuo pačiu ir instrumentus pristatyti, ir pakoncertuoti, ir su mokiniais, kad galėčiau šiek tiek juos pakuruoti, painstruktuoti ir prižiūrėti kažkiek, nes esu technologijų mokytojas, pats dirbu su mokiniais ir dirbu, aišku, su skulptūrom, dirbu su medžiu. Tai taip man susiklausė aplinkybės, kad esu čia. Pasirinkau kūrinį vaikišką. Aš galvojau, kad su vaikais darysim kažką tai tokį Grybų karą arba Voro vestuvės. Ir galvojau kažką tai nedidelę išdrošiu, bet kažkaip taip ir liko man tos Voro vestuvės, tą kompoziciją tokią darau. Visą renginį vienijanti idėja, kad medis, kuris mus jungia, skambėtų, sako plenero organizatorius Algimantas Sakalauskas. Skambėtų muzikos garsais mediniuose liaudies instrumentuose, skambėtų Justino Marcinkevičiaus žodžiais menininkų sukurtose medžio skulptūrose. Nuo kartu su patyrusiais meistrais plenere dalyvavo ir 4 jaunieji kūrėjai, moksleiviai iš Prienų ir Birštono. Mes turime dalintis tai patirtimi, nes žmogus unikalus to, kad jisai sugeba perimti patirtį iš greta esančio ar darančio klaidas, ar geriau darančio, bet jisai vis tiek perima. Tai ta patirties perdavimas labai svarbus procesas, ne vien tik tai mokykloje, bet ir realiam kūrybiniam procese. Jau po plenero apie jaunosius kūrėjus Algimantas Sakalauskas sakė. Tai unikali jam galimybė, tuo pačiu mums galimybė dirbti kartu su jais, neperspaudžiant savo pateikimus, savo užgožti savo patirtimi ir padėti tiek, kiek jiem reikia tuo metu. Nes jeigu pradėsi juos per daug spausti, jie pasimes. Tai viskas taip nuosekliai, paprastai, ypatingai žavėjo jaunoji skulptorė Ema, kuri vadovą į petį. Jau gana, čia prašom. Tai tiesiog smagu ir gera būti kartu. Be jaunųjų skulptorių buvo ir daugiau kūrėjų,
kuriems šis pleneras pirmasis. Pirmą kartą Justina iš Škotijos, Justina Kašponytė ir jaunieji skulptoriai. Tomas Bagdonas pirmą kartą, Vytenis jau dalyvavęs tarptautiniuose simpoziumuose Austrijoje, Čekijoje, tai jau nenaujokas. Visi kiti su gera patirtimi, gerų bagažų. Yra ir vyriausias tarp mūsų, Raimondas Puškoris, kuriam 72 metai jau. Tai tokia tvirta komanda. Daug ir akademinio mokslo ragavusių yra, viską taip įvairiapusiai išsilavinusių žmonių. Per tas 10 dienų aš tikiuosi išnaudot galimybę ir su profesionaliais skulptoriais, ne tik drožėjais, bet kai kurie ir smėlio ledo skulptūros gamina, kai kurie akademikai ir su bronza dirba ir su kokiom tik materijom nedirba, tai vis aš manau išnaudosiu šitą galimybę pasimokyti, ne tik kad dirbti savo darbą, bet tiesiog ir bendrauti, bet ir dar tuo pačiu daug ko išmokti iš kolegų, iš aplinkinių, iš viso šito nuostabaus rato menininkų. Taigi šis pleneras tapo ne tik kūrybinė erdvė menininkams, bet ir simboliniu tiltu tarp tradicijų, tautinio meno ir poeto žodžio. Kiekvienas menininkas pasirinko savo artimą Justino Marcinkevičiaus kūrinį ir jį siekė įamžinti savo skulptūroje. Kadangi Justino Marcinkevičiaus poezijoje labai daug kartojasi toks motyvas kaip tėviškė, kaip langas, paukštis, tai būtent ir mano eskizuose ir aš savo kūrinyje irgi būtent tas, kas yra būdinga ir ką aš dar stengiausi, kad mano tas kūrinys, jisai netgi turėtų tų dienų tą dvasią, tą estetiką, tų dienų estetiką. Ne per šių dienų sampratą, bet tas kaip tam tikras prisiminimas ir sudėliojau tą kompoziciją, būtent savo kompoziciją, kuri turėtų ir tą tų dienų ir atspalvį. Langas kiauras bus. Ir taip tarytum tas paukščio paleidimas, tas žodžio paleidimas, kuris turi praskristi langai laisvę. Ir vėtrungė, tai vėtrungė yra plunksna su vėtrungė. Ir būtent estetika, komponavimo tas visas būdas, norėjusi būtent 89-90 metai, atgimimo metai, sąjūdžio metai, kada būtent tokia estetika jinai buvo labai mums artima. Tai toks kaip ir savotiškas prisiminimas tų dienų, nes man tai tas laikotarpis, atgimimo laikotarpis, jisai yra be galo, kaip pasakyti, tai visą gyvenimą maitina. Ką aš galiu pasakyti orui ar vandeniui apie buvimą, ką aš žinau apie alkaną staugiantį vilką, apie varpučio šaknį ar bitės dūzgimą, ką aš galiu pasakyti apie liūdnas akis, atodūsį, šypseną, tylą, ką aš žinau apie paukštį, kuris dabar kyla, apie jo sparną, apie plunksnelę, apie tai, kas jį neša, kas kelia, ką aš žinau. Tik prislėgė sąmonę visatos nežmoniškas tūris, tai ji pro mane lyg pro langą į save susikaupusi žiūri. Šis eilėraštis vadinasi Langas, jį parašė Justinas Marcinkevičius. Aš manau, kad ypač šio eilėraščio paskutinėje dalyje, kada kalbama apie visatą ir skulptūra su savo formomis, labiausiai išreiškia šitą būtent mintį. Taip atsitiktinai jau pateko, kai paėmiau poezijos rinkinį, atsitiktinai atrodo, iš pačio pirmo pasirinkimo atsirinkau šitą eilėraštį. Tai man čia gavosi taip, kaip visatos nurodymas. Teko biškutį išlaukti,
išdaigint ir paskui jisai staiga prieš popieriaus lapą atsidūrė, ranka nubraižė. Tikiuosi, kad medis kaip tik dar paryškins šitą Justino Marcinkevičiaus mintį. Man beliks tik įgyvendinti jo tą mintį. Kai Algimantas organizatorius Sakalauskas man skamtelėjo, ir čia taip gan to laiko neprūdais buvo. Ir vien žodžiu, sako Raimundai, tema tokia, aišku, Marcinkevičiaus kūryba. Bet sako, bus šį kartą biškut kitaip, galim ir ant akmens skulptūrų ir panašiai. Ir man kažkaip užsikabino tas. Ir man dievulis protelį apšvietė, kad pavaizduot būsimąjį poetą tėvelių klumpėse, vienu žodžiu. Ir skanduojant Lietuvą. Čia aš planavau ant akmens, tokia skanduojant. Nu taip, sąjūdžių, man ir susirištų sąjūdžių laikais, kaip skanduodavom Marcinkevičiaus Justino žodžius. Tai per brūkšnelį aš planavau rašyti, bet čia paskui atėjus su Algimantu patarėm, sako, kaip reikėjo skulptūrai stogelių. Tai čia iš tikrųjų dar nėra visiškai pabaigta. Skanduotė laikys kalviško darbo rankose ir tuo pačiu ten jungs metalinį kalvišką stogelį. Tai vat tokia idėja. Rinkomės iš kelių idėjų, skaičiau nemažai tų eilėraščių Marcinkevičiaus perskaičiau. Bet pirminis, kaip užkliuvo tas grybų karas, nes nuo vaikystės ir vaidinta tą grybų karą buvo, ir suaugęs vaidinau tą grybų karą, tai va taip pasirinkau. Pavyko išpildyti taip, kaip norėjom, kaip sako, čia kažkas dar praėjo, sako, kaip jums išeina, sako, kaip nusipaišėte eskizę, taip sako, grinai ir padarėt. Kai sužinojau, kad Justino Marcinkevičiaus tai labai garbus žmogus ir man pagarba tikrai žmogui. Tai labai netgi apsidžiaugiau, kad galėsiu kažką tai padaryti jo garbiai. Aš Algimanto paklausiau, pasiėmiau nuėjęs rinkinį Justino Marcinkevičiaus ir pradėjau skaityti, pirmas neužkabino, o paskui galvoju, kur jį atsiversiu, tą ir darysiu. Tai ten judėjimas gavosi toks eilėraštis, kur ir žiūriu, kad mano draugų dargi daina, tokia grupė yra Out of Chain, jie sukūrė dainą pagal tą eikit žmonės, eikit protinga minia šitoj garbės ir lietaus kelionėje, kažkur surasit mane, rankas ištiesę, akis pastatę ir eina, lipa susikuria savo, labai įdomi mintis. Justino Marcinkevičiaus poezijoje gausu simbolikos. Tad jie atsispindi ir kūrėjų medžio skulptūrose. Daug yra ir šitame, tai čia ir saulės, ir saulę sukdami eina, ir po kojom saulė, ir į saulę eina, ir visur su saulė. Tai man ta saulė kaip simbolis iš vis patinka, nes tokia šviesa ir toks ir mokslas nuo saulės. Iš vis, tokias labai rimtas simbolis. Darau darbą, įkvėpta, aišku, Justino Marcinkevičiaus poema tokia, autoanalizė jinai vadinasi, ir ten tokį stulpelį susiradau ir labai liko kažkodėl mano galvoje tas stulpelis. Ir iš jo kažkaip gimė tokia mintis ir bus tokia skulptūra moteris ir paukščiais, bet daugiau nesakau, turėsit pamatyti, kaip bus padaryta, bet pagal jo kūrybą, aišku. Labai daug buvo šitų eilėraščių temų, tarp kurių buvo galima rinktis. Ir kiekviena eilutė gali būti kaip nuostabus tikrai kūrinys. Todėl aš burtų keliu tiesiog internete, atsidaręs visą eilėraščių knygelę. Tarp 54 puslapių dūriau į 17 puslapį ir sakau, čia mano bus užduotis. Tai tokį gan sunku eilėraštį išsitraukiau, sakant, pats savo užduotį susigalvojau. Ir manau, kad įveikiau su
tuo netikėtumu, su tuo laisvės pojaučiu. Nebandžiau perteikti kiekvienos minties rašomos, bet tą tokią bendrą visumą paimti ir per vieną kitą fragmentą perteikti aliuziją į eilėraštį apie meilę. Ir kas be ko, mano žmona įkvėpė šitam kūriniui. Todėl vienas iš pagrindinių dalykų, ką aš bandau perteikti kūrinį, tai moters figūra, kuri siekia žvaigždės, nes tai buvo pokario eilėraščių serija. Ir su tuo atgimimu, su tuo šviesos, tos vilties, naujo įkvėpimo polėkiu, aš tiesiog per moters šokį pavadinimu Visatos gėlė kūriau šitą kūrinį, kuris atgims iš šio didžiulio ąžuolo rasto. Esame stebėtojai, kaip iš paprastos medžio rasto formos gimsta prasmingi meno kūriniai. Perteikti Justino Marcinkevičiaus kūrybinę mintį medžio skulptūra užduotis ypatinga. Išpildyti ją, sako menininkai, yra nelengva. Darbas, jeigu yra jūsų rankose, jūs perteikėte jį savaip ir nėra kažkaip sakyti taip arba ne. Kažkas užsikabina, poezijos grožis ir yra tame, kažkas užsikabina ir lieka. Ar vaizdas kažkoks, ar eilė. Ir su kitais kolegom pašnekėjom ir tas pats irgi jie sako, kad va šitas užsikabino ir nežinau kodėl. Ir dėl to labai linksma. Ir sudėtinga, ir nesudėtinga. Sudėtinga todėl, kad jau yra visai mūsų kitokia patirtis, šių dienų patirtis yra. O kadangi tai poezija, kuri man be galo artima ir kurią aš myliu poeziją, tai jūsgi žinote, jeigu reikia kalbėti apie meilę, yra ir sudėtinga, ir lengva. Ir taip. Bet kada pieštukas paliečia popierių, tada jau viskas eina kaip iš pypkės. Tai eskizas taip ir gimė, kaip iš pypkės. Gal lengviausia būtų, jeigu kiekvieną žodį imtum kaip už simbolį, kaip už objektą kokį ir bandytum kiekvieną tą detalę į kūrinį sudėti. Tada gal būtų sudėtingiausia, net sudėtingiau ne pačios kūrybos procese, bet gaminime, išpildyme, tame pačiame darbe. Kaip čia papasakot. Tai ne, kaip ir nejaučiau sudėtingumo, nes pasidaviau tai nežiniai, nekėliau kažkokių tai ypatingų lūkesčių, nors aplinkiniai žiūrėdami į darbą sako, tu čia išsikėlei užduotį, bus sunku padaryti, bet aš dar pats nežinau, kaip iš tikrųjų gausis, nes su kiekvienu darbu aš pats stengiuosi save nustebinti. Kartais kai kurie darbai, kai labai daug lūkesčių susikeli, tų vizijų, kad turi būti taip ir ne kitaip, ir tada dažniausiai išgyveni sunkiai gal, sakykime, nervinės, kad ne taip viskas vyksta, kaip norėtum ir panašiai. O dabar aš tiesiog pasiduodu tai tėkmei ir manau, per tą visą kūrybinį procesą, per kūrinio įgyvendinimą, aš tik dar labiau džiaugsiuos, kas čia gausis nuostabaus. Aš manau, kad sudėtinga. Nes skaitai, visi eilėraščiai taip plaukia, kaip upė atrodo. O kaip užfiksuoti, ką čia pasirinkti, kaip išskirti, kad galėtum įamžinti ąžuole, vis taip, bet patiko skaityti. Patiko sugrįžti prie eilių skaitymo, prie poezijos ir iš tikrųjų pajutau džiaugsmą tokį. Kai kurie ir žinomi eilėraščiai, kurie ir dainom pavirtė, kai kurie naujai suskambėjo, naujų kažkokių minčių kildavo per skaičius. Bet kuriuo atveju buvo gera patirtis.
sugrįžti vėl prie kūrybos. Plenero metu sukurtos menininkų skulptūros, įkvėptos Justino Marcinkevičiaus kūrybos, asmenybės bei lietuviškos tapatybės motyvų, papuošė parką šalia Prienų Justino Marcinkevičiaus viešosios bibliotekos ir meno mokyklos. Kiekvienas menininkas džiaugiasi savo indėliu į šio iškilaus poeto vardo parko kūrimą, o juos subūręs skulptorius Algimantas Sakalauskas negailėjo kolegoms gerų žodžių. Didelis džiaugsmas, kad jie čia toj bendroj kūrybinėj stovykloj ar plenere dalyvavo, vienas kitą pažino giliau, nes tik bendraujant, kartu dirbant, mes tą kūrybinę gelmę galim apčiuopti ir atrasti naujų galimybių. Tai vat aš linkiu jam išlikti ir kurti ilgai ir gyvenimo sveiko ir ilgo. Šiandieną matėme išskirtinį kūrybinį vyksmą, kur poezija tampa medžiu, o medis istorija. Kur kiekviena drožlė, kiekviena skiedra atskilusi nuo kuriamos skulptūros, tai tarsi pokalbio su Justinu Marcinkevičiumi žodžiai. Žodžiai giliai prasmingi mums ir ateities kartoms.